Jei esi moteris, kuri nuolatos kartoja tuos pačius santykių scenarius ir nori sustoti, šis video tau. Scenarius reiškia, kad pati kuri tam tikrą sceną, kurioje yra pradžia, vidurys ir pabaiga. Kaip vidinių konfliktų specialistė aš tave raginu išanalizuoti pradžią ir pabaigą, nes vidurinė dalis daugiau mažiau visada ta pati. Kas yra pradžioje, kad šita scena gali būti? Kokie signalai, veiksniai, aplinkybės, sąlygos, žmonės ar viso to nebuvimas sukuria pradžią tai scenai? Ir grįžtame į pabaigą. Kai ta scena pasibaigia, ar pasiekia savo kulminacinį tašką, kas yra toje pabaigoje? Kokie jausmai kyla? Kokį atlygį ar naudą gauni mainais? Net jei proto atrodo absurdas ir nesąmonė. Ir prasukus visus scenarius pasižiūrėk, kokio tipo istoriją tu pasakoji. Ar tai komedija ir tada ar tau pačiai juokinga? Ar tai tragedija ir kasgi dažniausiai verkia? Ar tai tragikomedija, nes kažkas juokiasi, o kažkas verkia? Principas paprastas. Kol neišsianalizuoji savo scenarijaus, jis kartosis vėl ir vėl, todėl kad žmogus įpranta ir retai ką keičia. Žinoma, su savo asmeniniais klientais mes analizuojame detaliau, išsamiau, nuodugniau. Bet pradžiai, manau, tikrai užteks.